Pastolių komponentų sąrašo puslapis pasiekiamas per kairiojo meniu skiltį Prekės. Šiuo metu šis sąrašas tuščias. Programoje galima įvesti vieno atskiro pastolių komponento duomenis per specialų puslapį, kuris atsidaro paspaudus mygtuką Įtraukti naują prekę. Tai patogu, kai reikia įvesti vieną naują pastolių komponentą, tačiau norint įvesti pradinius duomenis arba didesnį pastolių komponentų kiekį, patogiau importuoti šiuos duomenis tam tikrų formatų iš parengto Excel failo. Atidarome tokį Excel failo pavyzdį, matome, kaip formuojami duomenys. Uždarome šį failą ir tada, nurodydami programos puslapyje, paspaudžiame mygtuką Importuoti prekes iš Excel failo. Pasirinkite importuojamą failą naudodami mygtuką Choose File, lietuviškai pasirinkti failą. Kai jo pavadinimas pasirodys šalia mygtuko pasirinkti failą, galime paspausti mygtuką Importuoti. Duomenų importavimas buvo sėkmingas, o pastolių komponentai atsirado šiame sąraše. Gali būti, kad importuojama failo duomenys yra neteisingai suformatuoti, arba šiame faile yra duplikatų, arba šiame faile yra duplikatų, kurie buvo įtraukti prieš importuojant pastolių komponentų duomenis. Tada programa sustabdys importavimą ir informuos vartotoją apie problemą, rodydama atitinkamą pranešimą. Pastolių komponentų sąraše matomi duomenys, kuriuos galime rikiuoti pagal įvairius stulpelius. Kiekvienoje sąrašo eilutėje yra maži mėlyni ir oranžiniai mygtukai, skirti peržiūrėti arba redaguoti reikiamą įvesti. Pastolių komponentų redagavimo puslapyje galime pakeisti kainą ir atnaujinus duomenis matysime, kad kaina pasikeitė. Taip pat šiame puslapyje galima įtraukti pastolių komponentų nuotrauką, kuri vėliau bus matoma įvairiose programos puslapiuose, kuriuose bus pateikiami pastolių komponentų sąrašai ir palengvins reikalingo komponento atpažinimą. Failo pavadinimas atsirado šalia mygtuko pasirinkti failą ir spaudžiame mygtuką Atnaujinti. Matome, kad nuotrauka atsirado atitinkamo pastolių komponentų eilutėje.